šeštadienį Klaipėdos džiazo klube Kurpiai vyko itin spalvingas svinginių šokių vakaras. Jeigu prieš metus vykusiame panašiame renginyje klaipėdiečiai galėjo tiesiog susipažinti su šiais šokiais bei jų atšakomis, tai šiemet susirinkusieji džiazo klube Kurpiai galėjo grožėtis šių šokių asais iš Pabaltijo ir Rusijos. Praėjusiais metais vyko panašus renginys, šiemet jisai pakartotas ir man atrodo, kur kas jisai kietesnis, kaip tu pats vertini. Mes tai pradėjom pradžią daryti, nes praėjus metais kažką tai domėjausi, žiūrėjau, reiškia, paskui važinėjau į seminarus į Švediją, susipažinau su estais nestoje Švedijoje. Su Adis mes bendravom su rock'n'rollu. Ir ką, susigaišiau, galvoju, pašoksim biškinu. Tai geriausi atlikėjai iš Pabaltijo ir Rusijos, taip kad šokiai tie patys, tačiau kokybė ir atlikimo lygis, aišku, nepalyginami aukštesni. Atgal į praeitį. Tai buvo galima pavadinti vakarėlį itin triukšmingai ir ekspresyviai vykusi Kurpiuose. Ir reikia pažymėti, kad aistros virė ne tik scenoje. Žiūrovai taip pat negailėjo emocijų, o tai reiškia tik vieną. Svinginiai šokiai populiarėja. Europa yra dabar labai stipriai kyla. Reiškia, pas mumis, kaip sakyt, leisim, paėmus 40-osius, 1939 metus, vystėsi pas mumis irgi ta mada. Ir šoko, Kaune buvo pačios pirmos tos užmančios, ten jau pradėjau tą dalyką šoką, mes dabar šokam. Bet paprasčiausiai atėjo sovietai, uždraudė viską, tą vakarietišką kultūrą ir viskas. Ir tas ir dingo, žinai. O dabar vėl pradėjom kažką daryti tą patį, žinai, kas buvo prieš tai, žinai. Pasak vakarėlio organizatoriaus Ichtendro niekada nevėlu pradėti domėtis ir netgi visai pakenčiamai šokti svinginių šokius. Į jų organizuojamas mokymo grupės ateina įvairiausio amžiaus, įvairiausio profesijų ir pomėgių žmonės. Na, jie nežinau, kad reiškia Lindy Hop žodis, žinai. Mes, jeigu tą multiką rodo per TNT daleisim, ir lietuviškai verčia, ne? Ten dainuoja žodžiai Lindy Hop, svinginė muzika, ne? O vertėjas verčia, mes šoksime šokius. Ką iš tikrųjų reiškia tie žodžiai, palauk, aš irgi nelabai tai žinau. Reiškia, afroamerikiečių šokis yra išrastas 1920 metais. O tu pats Ichtendrai dabar šoki vien tik būtent šį stilių muzikinę. Būtent jo domiesi kategoriškai taip? Ne, manau, kad aš šiaip rock'n'rollas šokėjas, bet čia mano kaip hobi yra. Aš, reiškia, profesionaliai mokinu vaikus šokti. Tokiu atveju, sakykime, ar tu dabar begali nuėjęs į kokį nors naktinį klubą pašokti, na maždaug ten pats žinai, kas skamba ir kas šoka. Reiškia, kaip aš... Ar tau tai jau nebeįdomu? Nu, faktiškai viską, dabar kaip pradėjau domėtis svinginiai šokius, man tos bumčikus visus užgožė, tą muziką džiazinę, svinginę, žinai. Pasak Kurpių orkestro Daudi Jazz Band vado Vytauto Grubliausko, Kongo ir džiazo muzika ir svinginiai šokiai tampriai susieti, o šokti profesionaliai galbūt netgi sudėtingiau nei profesionaliai groti. Sakyčiau, tai labai tampriai siejasi tiek vienas, tiek šokis, tiek muzika džiazo. Ir ten yra pakankamai daug improvizacijos. Galbūt tik tai šokiuose, sakyčiau, yra dar aišku, yra judesio, ko pačių muzikantų džiazmenų tarpe galbūt tai nėra itin populiaru. Jeigu reikėtų man pašokti džiazo šokį, man turbūt būtų sunkiau negu Ichtendrui sugroti ką nors džiazo muzikas. Aš taip galvoju. Ir bet kokiu atveju, ar moka šokti? Pagaliau Kurpių lankytojai. Aš klausiau to prieš metus, labai daug stipriai pasikeitė. Aš manyčiau, kad tendencija profesionalumui augti yra tikrai ir šokėjų ir šokančiųjų tokių, sakyčiau, ganėtinai profesionaliau negu tai buvo prieš metus, kaip tu klausai. Tai yra tikrai pažymėti galima tą ir drąsiai, nežinau, įtakos be abejo galbūt turi ir tokie renginiai kaip šis. Ir jeigu atsimenat, kada buvo Kate White'as atvykęs iš Britanijos, jis irgi parodė tokį porą judesių, kurių vieną aš irgi įsisavinau ir kartas nuo karto panaudoju scenoje. Galima jį pamatyti galbūt netgi dabar? Nu, kodėlgi ne, be muzikos tai sunku, bet... Vakaro organizatoriaus, šiaip jau profesionalaus rock'n'rollo šokėjo Ichtendro paprašėme kelių svinginių šokių pamokėlių. Netrukus jos jūsų dėmesiui. Ir ką gali žinoti, kiek svingo šokėjų Lietuvoje atsiras iškart po šios laidos. Yra svinginiai šokiai, jų yra 3-7 stiliai. Aiškiai, vienas iš jų yra Lindy Hopas. Aiškiai, kaip šokamas paprastas žingsnis. Palauk, rodyk man. Aiškiai, vyras atlieka partiją. Aiškiai, 1, 2. Palauk, neskubėk dar kartą. Ir 1, 2. Ne, iš manęs prastas šokėjas, tu parodyk dar kartą visiems. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aiškiai, čia yra Lindy Hopas, o moteris daro kitaip, jo? Moteris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O būgi, čia jau per 6 yra, europietiškas šokis daugiau. Aukštoji matematika.